vertins ne tik asmeninį gyvenimą, bet ir visą mūsų visuomenę. Po tokios interaktyvios preliudijos siūlome perėti prie pačio pranešimo esmės, kuri laimė ar ne, vis dar sudaro žmogiškojo stebėjimo ir kontempliacijos sublimuotos išvados. Pranešimas susideda iš dviejų esminių dalių. Pirmoje aptarsime, kaip skirtingose žmonijos evoliucijos laikotarpiuose sąmonę suprato filosofai, vėliau psichologai ir neuromokslininkai. Panagrinėsime šiuo metu dominuojančias teorijos, kurios bando paaiškinti sąmonės veikimo principus. Antroje dalyje prisiminsime tezę, jog sąmonė neegzistuoja be materijos, tad žmogaus sąmonės fenomenui filosofinėme ir neurologinėme kontekste prieš pastatysime dirbtinį intelektą ir pamėginsime pažvelgti, ar vis labiau į žmonijos gyvenimą integruojamas produktas gali disponuoti sąmonę ir kokią įtaką tolimesniai žmonijos sąmonės raidai gali turėti tokia intervencija. Kiekvienas istorinis žmonijos vystimosi etapas turėjo savo idėją apie tai, kas yra sąmonė, arba apie tai, kas vienu ar kitu istorijos laikotarpiu buvo vadinama sąmonė. Ši sąvoka nuolatos patirdavo reikšmingų pokyčių. Verta pažymėti, jog šie pokyčiai vyksta iki šių dienų. Idėjos apie sąmonę yra glaudžiai susijusios su vyraujančiomis to laikotarpio pasaulėžiūrinėmis nuostatomis. Todėl antikos laikotarpio dominavęs kosmocentrizmas, viduramžių geocentrizmas ir naujųjų laikų antropocentrizmas formavo skirtingą sąmonės supratimą. Perimtas iš ankstesnių ir suformuotas esamų žmonijos gyvavimo laikotarpių sąmonės supratimas formavo bendrą pasaulio vaizdą, moralės, politikos, meno supratimą. Šiandien sąmonės terminas dažniausiai apibūdinamas kaip žmogaus psichikos dalis, apimanti tokias jos būsenas kaip mintys, prisiminimai, emocijos, suvokimas. Visi šie pagrindiniai terminai, taip pat kaip ir pati sąmonė, yra neapčiuopiami dalykai. Todėl kalbėti apie sąmonę, ją apibūdinti iki šių dienų yra pakankamai sudėtinga. Tačiau toks sudėtingos problemos aiškinant sąmonę buvimas neatbaido įvairių sričių tyrėjų nuo pastangų pažinti sąmonės fenomeną. Matematikai, programuotojai, psichologai, biologai, neuromokslo atstovai ir žinoma filosofai telkia didžiulės pastangas, siekiant atsakyti, kas yra toji sąmonė. Savaime suprantama, jog kiekvienos srities specialistas įneša savo intenciją į šios sudėtingos ir daugialypės sąvokos tyrimą. Tačiau suprantant, jog sąmonė yra daugelio procesų vykstančių žmoguje ir socialinėje erdvėje, kurioje jis gyvena realizacija, tai palengvina kelią, link kurio žengia tyrėjai. Filosofui čia atitenka labai atsakinga užduotis. Jis kaip ieškotojas, pirmasis užduoda klausimus, tačiau jis ir kaip atradėjas, paskutinysis privalo juos atsakyti. Ką tai reiškia? Filosofas turi sujungti į vienį visų sričių specialistų žinias ir sukurti vieningą teoriją. Antikos filosofai suprato, kad sąmonė yra universalus žmogaus ir pasaulio ryšys. Šio ryšio formą jie bandė pateikti pasitelkę vaškuotos lentelės metaforą, ant kurios raštininkas specialiu aštriu pagaliuku išraižydavo raides. Antspaudas ant vaško ir yra sąmonės apibūdinimo metafora. Ją naudojo Platonas, Aristotelis. Kaip raidės įspaustos ant vaško, taip daiktai įspausti proto lentelėje. Antika mums atvėrė tik vieną sąmonės puslapį, susitelkimą į objektą. Kita pusė, žmogaus gebėjimas susikaupti savyje, nukreipti dėmesį į vidinį pasaulį, nebuvo išplėtota. Vienpusio sąmonės problemos matymo priežastis slypi antikinės pasaulėžiūros ir pasaulėjautos specifikoje. Graikams būdingas realistinis požiūris, jog regimas objektas egzistavo prieš jį pamatant, o po jo suvokimo akto išlieka tą pačią formą. Protas ir objektas egzistuoja nepriklausomai vienas nuo kito, o susitikimo momentu objektas palieka pėdsaką proto lentelėje. Senovės graikas neturėjo įgūdžių sutelkti dėmesį į savo vidinį pasaulį. Tačiau, kaip matysime vėliau, būtent vidinio pasaulio aspektas kelia esminių problemų, tyriant sąmonę šių dienų mokslininkams. Nepaslaptis, jog senovės graikai nelaikė smegenis svarbių organų ir juolab nesiejo pastarojo su minčių talpykla. Jie manė, jog mintys gimsta diafragmoje, pertvaroje skiriančioje širdį ir plaučius nuo pilvo ertmės organų. Jos nuolatinį ritmišką bangavimą jie laikė minčių spaudimo mechanizmu. Šiandien mokslas gerokai daugiau žino apie mintis ir jų generavimo mašiną – smegenis. Žmogaus smegenys vidutiniškai sveria 1300–1500 gramų. Vyrų apie 100–150 gramų daugiau nei moterų.
Smegenų masės svoris sudaro maždaug 2 procentus viso kūno masės, tačiau smegenų naudojami energijos resursai yra didžiuliai ir siekia apie 20–30 procentų viso kūno naudojamos energijos. Todėl smegenys yra ne tik viso kūno jutimo apdorojimo, bet ir mūsų asmenybės formavimo mašina. Naujųjų amžių laikotarpyje sąmonės pažinimą paženklino dualistinis požiūris, kuris kažkuria prasme išlieka ne tik aktualus, bet ir vienas iš dominuojančių požiūrių šių laikų filosofijoje ir vis dar keliamas net mokslinėse diskusijose. Cogito ergo sum. Tai garsaus prancūzų filosofo, matematiko ir fiziko ištara, tapusi lūžio tašku, nuo kurio prasideda visiems mums žinomas dualizmas. Kūno ir sielos, tai yra nematerialios substancijos ir fizinio kūno sąveika. Nepaisant abejojimo kūno realumu, Dekartas pasiūlė epifizę, kaip sielos ir smegenų ryšio buveinė. Tikėtina, kad šis pasiūlymas kilo dėl to, kad jis manė, jog dauguma smegenų dalių yra suskirstytos poromis, o epifizė yra tik viena. Tačiau Dekarto argumentas turi rimtą trūkumą. Kaip nematerialus dalykas, siela, gali įtakoti kūną kaip fizinę medžiagą, juk praėjus vos keliems šimtmečiams po Dekarto mokslas turėjo įtikinamų klinikinių įrodymų, kad pažeidus tam tikras smegenų dalis gali nukentėti protiniai gebėjimai. Nors šis fizikalistinis požiūris nėra be trūkumų, jis ir dabar yra dominuojantis tarp mokslininkų. Į žmogaus sąmonės pažinimo areną stiprėjant moksliniam pažinimui įžengia psichologija su intencija pažinti sielą. Tačiau greitai persikvalifikuoja į taip vadinamas sielos išraiškų tyrimus, kurių esminė ašis statoma ant žmogaus kūno ir jo reakcijų į aplinkoje iškylančius dirgiklius pamato. Tad mokslas apie sielą imasi tirti žmogų kaip mechanizmą, kurio reakcijas į išorinį pasaulį determinuoja sąlyginiai ir nesąlyginiai refleksai, apdorojimas iš viršaus į apačią ir priešingai, bei kitos psichologų ir fiziologų stebimas kūno ir psichikos savybės. Žinoma, vėliau šis požiūris prasiplečia ir įgauna gerokai gilesnį mastą, kurį diktuoja vos keli pagrindiniai psichologinių įžvalgų į žmogaus išorinį ir vidinį pasaulį kūrėjai. Šių autorių įžvalgos ilgam tampa aksiomomis daugeliui psichologijos mokyklų. Tačiau, nors psichologija netiesiogiai patvirtina, kadaise Arturo Conan Doilio literatūrinio herojaus Sherlocko Holmeso ištara daktarui Watsonui, jog aš tai mano smegenis, visa kita tėra jų dalis. Tiesiogiai prie smegenų veiklos ji neprisiliečia. Ir dirbdama su šio materialaus substrato išorinėmis išraiškomis, palaipsniui iš fizikalistinio požiūrio, kuris tarsi turėjo pakeisti ilgus amžius prieš tai dominavusi religinį žvilgsnį į žmogaus sąmonę, įsitvirtina kiekvieno atskiro individo psichikos klodų kaip subjektyviai egzistuojančių esinių, analizavimo ir net korekcijos srityse. Šiai dienai psichologijos sąvoka naudojama daugelį visuomeninės veiklos ryčių. Psichologiniai tyrimai ir konsultacijos apima verslą, socialinę ir medicininę visuomenės grupių ir pavienių asmenų gerovę. Ar net žvaigždžių išsidėstymo kosmose poveikia žmogaus likimui. Ta tokie pavadinimai kaip neuropsichologija ar astropsichologija neturėtų jūsų stebinti. Stebina štai kas, kad iki šių dienų nėra atsakyta, kas yra sąmonė ir tuo pačiu imamasi rimtų intervencijų ją paveikiant ar net keičiant. Nors šiam terminui galioja gana aiškus ir išsamus apibrėžimas, kurį jau minėjome, kad sąmonė yra gebėjimas suvokti save, aplinką ir turėti subjektyvius išgyvenimus. Jie apima mintis, jausmus, pojūčius, savęs ir kitų pažinimą ir gebėjimą priimti sprendimus. Tačiau būtent keli šio apibrėžimo aspektai vis dar neramina iškiliausius pasaulio protus. O tiksliau tai subjektyvūs individo išgyvenimai, individualūs sąmonės patyrimai, kuriuos sunku perteikti kitiems dar vadinami kvalijomis. Materialistai paprastai teigia, kad mentaliniai procesai yra smegenų veiklos produktas. Tačiau toks požiūris nesuteikia pakankamo atsakymo į tai, kaip subjektyvi patirtis kyla iš fizinių procesų. Vienas iš galimų atsakymų gali būti redukcionizmas, apie kurį jau užsiminėme, ir kuris tvirtina, jog visos mentalinės būsenos galiausiai gali būti paaiškintos fiziologiniais procesais smegenyse. Tačiau šis požiūris susiduria su kokybės atotrūkio problema, kodėl elektrocheminių procesų sąveika sukelia subjektyvų patyrimą. Šis klausimas žinomas kaip sunki sąmonės problema, lieka iššūkių ir šių dienų filosofams. Tačiau mokslininkai, arba bent jau dalis jų, tvirtina, jog tokie klausimai mažų mažiausiai niekur neveda ir yra klaidinantis. Tad dalis neuromokslininkų, nežiūrint į tai,
jog lyginant su kitomis mokslo šakomis neuromokslas atsirado ir vystėsi gerokai lėčiau, tvirtina galintis išspręsti šią filosofų iškeltą problemą. Pavyzdžiui, bioneurologas profesorius Sergejus Savelyvas, galimai nenutuokdamas apie filosofų iškeltą sunkiąją sąmonės problemą, siūlo savotišką jos sprendimą. Paaiškindamas, jog subjektyvūs sąmonės išgyvenimai ir patirtis lydinčios individo refleksiją ir kitos savybės, dėl kurių sąmonė negali būti nagrinėjama vieno objektyvumo rėmuose, teigia, jog šis fenomenas yra determinuotas individualios smegenų konstrukcijos ypatumų. Jo nuomonė, sąmonė nėra vien smegenų veiklos, tai yra bioelektrocheminių procesų smegenyse rezultatas. Jis teigia, jog apart šių procesų sąmonė turi individualią morfologinę smegenų žievės vagų ir vingių struktūrą, kuri aiškiai atsispindi naujojoje smegenų žievėje. Tad šios vagos ir vingiai, anot Savelyvo, pasižymi didesniu individualumu nei žmogaus piršto atspaudas ir genų daktaloskopija. Anot bioneurologo, tokį išskirtinumą lėmė unikalūs dirbtinės hominido atrankos kriterijai. Būtent šis subjektiškumas, kurio pagrindą sudaro ne tik individualūs smegenų žievės vingiai ir vagos, bet ir smegenų laukai bei polūkiai, kurie neabejotinai yra atsakingi už konkrečių funkcijų realizavimą ir kurių tarpusavio sąveikų sumą mes vadiname sąmonę. Anot bioneurologo, pas kiekvieną individą gali skirtis iki 40 kartų. Tad smegenų laukas atsakingas už, pavyzdžiui, kūrybinį mąstymą, pagal savo išsivystymą, beje, kuris yra įgimtas, nuo kito individas skiriasi kelis kartus, o kartais ir kelias dešimtis. Tai mes tai galime įsivaizduoti, kokią bendrą kalbą šie individai suras tarpusavėje, kalbant apie to pačio kūrybinio potencialo realizaciją. Tokį materialistinį požiūrį, kurį iš esmės determinuoja genetinės tėvų sąveikos kintamumo perdavimas savo vaikams, siūlo Savelyvas, kaip paaiškinimą, kodėl individai gyvendami ir sąveikaudami tarpusavėje, toje pačioje socialinėje aplinkoje išgyvena išorinį pasaulį savo viduje visiškai skirtingai. Nėra antrų tokių pačių smegenų, tad nėra ir tokios pat kvalijos. Tokią filosofinę išvadą galėtume daryti remdamiesi Savelyvo siūlomų paaiškinimų. Tai labai panašu į mintinį eksperimentą, kuriame neuromokslininkė Meri visą savo gyvenimą studijuoja viską, kas susiję su spalvomis ir žino apie jas viską, ką įmanoma žinoti. Tačiau ji gyvena juodos ir baltos spalvų kambaryje ir nėra mačiusi jokios kitos spalvos, be šių dviejų. Tada dar 1982 metais filosofas Frankas Cameronas Jacksonas klausė, ar Merė pirmą kartą pamačiusi raudoną spalvą sužinos ką nors naujo. Žinia, jog vieningo atsakymo į šį klausimą nėra iki šių dienų, tačiau veikiausiai dauguma atsakytų, jog taip. Kodėl? Pamėginsime atsakyti į šį klausimą nenutoldami nuo minėto mokslininko Sergejaus Savelyvo idėjos. Juolab, šis mintinis eksperimentas mums turėjo parodyti, kad ne visi sąmonės aspektai gali būti paaiškinti fiziniais faktais. Egzistuoja subjektyvūs patyrimai, kvalija, kurių neįmanoma redukuoti į grinai fizinius procesus. Tačiau tam, kad nuo mintinės hipotezės pereiti prie materialių įrodymų, jog kvalijos taip pat gimsta smegenyse, mes privalome remtis apčiuopiamais eksperimentais. Vienas tokių, tai 2011 metais atliktas tyrimas su žmonėmis, kurie po kataraktos operacijos pirmą kartą gyvenime pradėjo matyti. Čia mums svarbu, jog iš pradžių šie žmonės negalėjo susijęti regimų formų su anksčiau pažintais lytėjimo pojūčiais. Jie galėjo atskirti objektus tik tada, kai turėjo pakankamai laiko išmokti naujai interpretuoti vaizdinę informaciją. Akivaizdu, jog lytėjimo ir regos apdorojimas vyksta skirtingose smegenų srityse. Tad ir neuromokslininkė Meri iš mintinio Franko Camerono Jacksono eksperimento negalėtų pažinti raudonos spalvos pirmą kartą ją pamačiusi, nors ir būtų viską žinojusi apie šį šviesos bangos ilgį, sąveikaujantį su akių ir smegenų sistemomis. Tad nors ir akių tinklai nebūtų sudirginta visiškai kitaip, o smegenyse gimtų subjektyvus pirmą kartą pamatytos raudonos spalvos išgyvenimai, mokslininkė negalėtų patvirtinti, jog tai būtent raudona spalva. Vadinasi, tiek spalva, tiek lytėjimo pojūčiai, uoslė ir kiti jutimai, susiję su išoriniu pasauliu, sukelia kvalijas, kurios yra neatsiejamos nuo patirties ir išmokimo. Taip mes grįžtame prie Savelyvo stebėjimų, kurie nurodo individualius smegenyse esančius resursus, kurie apdorodami išorėje gaunamą informaciją ją paverčia individualiu kiekybiniu lygmeniu, kuris tiesiogiai susijęs su individo išgyvenimais, kitaip kvalija. Šioje vietoje jau galime pažvelgti dirbtinį intelektą, kalbant apie kurį kritikai dažnai mini būtent kvaliją,
kaip tą esminį slenkstį, kurio niekada nesugebės peržengti virtualybės metraščiuose klaidžiantis sintetinis protas. Dėl šio pristatymo apribojimų laike mes nepaliesime tokių svarbių bioetinių problemų, kaip pavyzdžiui klausimo, kada konkretų asmenį galima laikyti turint pilnavertę sąmonę, su jai priskiriamomis kvalėmis, jeigu šis žmogus turi tam tikrą protinę negalią, ar yra ribotas mums visiems įprastų fizinių pojūčių kontekste. Tačiau jau šiandien yra manančių, jog dirbtinis intelektas prilygsta ar net lenkia žmogiškai. Todėl jis yra ne tik puikus pagalbininkas naršant tinkle, bet ir geras mokytojas kasdienėje, praktinėje ir intelektualinėje veikloje. Dirbtinis intelektas gali atlikti daugybę užduočių, kurios anksčiau buvo laikomas išskirtinai žmogaus gebėjimais. Jo galimybės nuolat plečiasi dėl pažangaus mašininio mokymosi neuroninių tinklų didžiųjų duomenų srityse. Paklausus pačio dirbtinio intelekto apie jo gebėjimus, gausime maždaug tokį gebėjimų sąrašą, kurį čia pateiksime susiaurintame formate. Pirma tai – duomenų analizė ir prognozės. Antra – natūralios kalbos apdorojimas. Trečia – vaizdų ir vaizdo įrašų analizė. Ketvirta – automatinis sprendimų priėmimas. Penkta – autonominės sistemos ir robotika. Ir galiausiai šešta galimybė – tai kūrybiniai gebėjimai, kaip kurti muziką, dailės kūrinius, poeziją, generuoti realistiškus vaizdus, įrašyti straipsnius ir scenarijus. Taip pat dirbtinis intelektas priduria, jog kol kas jis dažniausiai papildo, o ne keičia žmonės. Jis gali atlikti tam tikras užduotis greičiau ir tiksliau, bet vis dar trūksta žmogiškojo kūrybiškumo, intuicijos ir emocinio intelekto. Tačiau šiek tiek anksčiau, kalbėdami apie bioneurologo profesoriaus Sergejaus Savelivo teoriją, apie individualias smegenų struktūras matėme, jog tokia jų morfogenezė yra ne tik žmogaus individualumo šaltinis, bet gali būti ir ženklaus ribotumo tam tikrose, net išskirtinai žmogiškomis laikomose srityse, priežastimi. Tad dirbtinis intelektas, kaip mašina imituojanti žmogaus protą, gali pralenkti daugelio aukščiausios dievų kūrybos vaisiais laikomų žmonių kūrybinės ir emocinės išraiškas. Dar vienas svarbus pasvarstymas, nenuklystant į įvairias sąmokslo teorijas primenančias Herberto Velso kūrybą, yra tai, ar dirbtinis intelektas padeda žmogui, o gal žmogus labiau padeda dirbtiniam intelektui tapti tuo, ko baiminasi dalis teoretikų. Netiek svarbu, buvo ar ne dieviškasis sumanymas tam, kad žmogus taptų tuo, ko yra šiandien. Daug svarbiau, kuo jis bus rytoj. Mums visiems buvo suteikta pagalba ateiti į šį pasaulį. Ir smegenų substratas kiekvieno galvoje nėra vienintelė sąlyga tam, jog užgimtų žmogaus sąmonė. Mokymasis yra mūsų kasdienybės dalis, net jeigu atkakliai bandome jo išvengti. Pasyvus sėdėjimas ant sofos, žiaumojant sumuštinį ir somnambulizmo būsenoje stebint meksikietiškus serialus televizoriuje, tai vienas iš žmogiškosios būties variantų. Tačiau netokioje padėtyje smegenys ne tik apdoroja, bet ir pasisavina dalį informacijos, gautos iš išorinio pasaulio, tai paversdamas ją savo asmenybės dalimi. Šiuo atveju virtualybėje egzistuojantis protas yra labai panašioje būsenoje, nors jis turi galimybę apdoroti daugybę informacijos šaltinių, tačiau jo mokytojui visų pirma tampa pats vartotojas, tai yra žmogus. Žmogus čia tarnauja pirmuoju judintoju, kuris suteikia intenciją dirbtiniam intelektui išmokti tai, kas svarbu pačiam žmogui. Taip milijonai žmonių kasdien prisideda, kurdami Ubermensch, kuris jau dabar savo esme yra išlaisvintas nuo pasaulietiškų silpnybių ir baimių. O štai žmogus, iškeldamas savo svarbiausią pažinimo tikslą, kuris gali būti apibrėžiamas kaip kiekvienos pažinimo tiesos, maksimumas pasitelkus pažinimo priemonių minimumo, vis labiau susikeičia vietomis su dirbtiniu intelektu, savo prisimdamas patarnautojo vaidmenį. Milijonai interneto vartotojų kasdien privalo įrodyti virtualiam robotui, jog jie yra žmonės vien tam, kad pasiektų norimas svetainės, ar galėtų pasinaudoti virtualiomis paslaugomis, kurios vis sparčiau įsitvirtina mūsų įprastame gyvenime. Įjungus naršymo langą, naršyklė automatiškai išsiunčia jūsų ankstesnių paieškų istoriją savo klientams. Grįžtamojo ryšio pagalba jie gali jums siūlyti savo reklamuojamas prekes ir paslaugas, taip kurdami jūsų asmeninio pasirinkimo ir naršomo turinio iliuziją internete. Priklausomai nuo sistemos optimizacijos ir serverių pajėgumų, dirbtinis intelektas, pavyzdžiui, skambučių centre, vienu metu gali palaikyti telefoninį pokalbį su praktiškai neribotu skaičiumi pašnekovų. Tuo pat metu analizuodamas išsakomas emocijas ir balso toną, siekdamas identifikuoti nepatenkintus klientus bei padėti operatoriams tinkamai reaguoti.
Technologijų bendrovės Samsung užsakymu atliktas tyrimas Baltijos šalyse atskleidė, kad tarp paauglių dirbtinis intelektas ir jo įrankiai ypač populiarūs. Kone kas antras respondentas iš Lietuvos teigia, kad dažniausiai dirbtinį intelektą ir jo įrankius naudoja namų darbams ir kitoms mokyklinėms užduotėms atlikti. Tad tokios straipsnio antraštės kaip mokykla dirbtinio intelekto kovų laukas. Ar gausite paskolą, nuspręs dirbtinis intelektas, kodėl tai yra gera žinia. Kalbos ekspertai. Dirbtinio intelekto amžiuje kalba turi prisitaikyti prie pokyčių. Neturėtų jūsų stebinti. Neišimtis ir kino industrija, kurioje vis daugiau režisierių ir scenarijaus autorių pasitelkia dirbtinio intelekto pagalbą. Šių dienų mokinys, siekdamas neatsilikti nuo nūdienos tendencijų, knygų nebeskaito, tačiau rašo puikius konspektus. O tiksliau dirbtiniam intelektui, pateikdamas mokykloje užduotą perskaityti knygą, gauna išsamų šios knygos apibendrinimą, vos kelių minučių laikotarpyje. Ką tai sako apie mūsų ateitį? Mortimer Fugere nemo potest. Anksčiau minėtas bioneurologas Sergejus Savelievas teigia, jog dirbtinis intelektas neturi nieko bendro su žmogiškuoju intelektu, vien todėl, jog biologinio substrato veikimo imitacija sintetiniais neuroniniais tinklais pastatyta ant visiškai kitokio veikimo principo. Žmogaus smegenis, kurie sudaro maždaug 86 milijardai neuronų, ir kiekvienas neuronas gali turėti maždaug iki 10 000 sinapsinių junginių, kurie tarpusavį sąveikauja elektroniniais ir cheminiais impulsais, kurie gali atsirasti ir išnykti visiškai atsitiktinai. Be to, iš milijardų elektroninių impulsų vykstančių smegenyse kiekvieną sekundę tik dalis pasiekia mūsų sąmonę ir tampa vidinė ar išorinė jos išraiškos forma. Dirbtinis intelektas Savelievo nuomonė dvejetinio kodo principų negali pasiekti nei dalies išvardintų savybių. Tad yra puikia naršymo internete, pagalbos buityje, versle ar medicinoje, bei abstrakčių pokalbių palaikymo priemonė. Tačiau jis plečiasi ir tobulėja, priešingai tingioms, geidulingoms ir mirtingoms smegenims. Mes jau aptarėme, jog kiekvienas, turintis prieigą prie virtualaus tinklo žmogus, prisideda prie šio antžmogiško proto plėtros, o galiausiai atsiduodamas mąstymo ir laiko ekonomijos reikalavimams, dirbtinį intelektą renkasi kaip pakaitalą savo atminčiai ir kūrybiniai vaizduotei. Tad tokios nūdienos tendencijų akivaizdoje, vidūno puoselėti mintijimai apie žmogų kaip visų pirma dvasinę būtybę, jog žmogaus tikrasis tikslas pasiekti aukščiausio sąmoningumo lygį ir susilieti su visatos dvasinė esme. Ateityje gali atsispindėti tik kaip skaičių ir ženklų kombinacija, smegenų protezo nešiotojo galvoje. Juk žinutė, skambanti esantiems Platono oloje, jo geriausias vergas yra tas, kuris nežino, jog yra vergas, jau dabar tapo viena iš milijardų kitų, menkai sužibusių milžiniško informacijos srauto lavinoje. Ačiū už dėmesį.